Visi šypsosi ir... Šypsosimės paskui, kai darbus padarysim. Вы садитесь? Sėdu, sėdus. Gerai. Так, тихо, все, тихо. Labą dieną, mėlyje žiūrovai, mes šiandien susirinkom tam, kad apspręsti reikalus, kurie šiuo momentu vyksta mūsų Lietuvėlėje, ne? Žilvinas Razminas, puikiai visiems žinomas, Lietuvos patriotas. Labas. Jo Giedrius Grabauskas. Sveiki. Jo dar yra Donatas Šultis, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas. Tai gal, kaip sakosi, Žilvinai, papasakok, ką mes šiandien susirinkom, kokią progą, dėl ko. Nu, visi gerai žinote, kad nesenai, kaip tik tai, prasidėjo Lietuvoje represijos, kadangi atsirado, išdrįso, reiškia, žmonės pasakyti savo nuomonę, ir ne tik tai pasakyti, kaip Paulauskas, kad sakė, ne tik tai nuomonę turėti, bet ir dar turėjo, reiškia, įžūlumo pradėti, reiškia, aiškinti žmonėms ir mėgino, reiškia, išaiškinti tą situaciją, kas iš tikrųjų dedasi Lietuvoje. Kad Lietuva, reiškia, yra patys lietuviai ir pati Lietuva, reiškia, yra išvogta, žmonės apiplėšinėjami, dabar, reiškia, taip pat, reiškia, iš jų mėginama išstumti paskutinį, reiškia, tą kraujo lašą arba išvaryti iš tėvynės. O vietoj laisvės turime, reiškia, amerikietiškus tankus. Reiškia, o valdžia mums sako, kad, reiškia, Lietuva nepriklausoma. O ar taip yra ar ne, tai vat, jūs patys turėtumėt į tą klausimą atsakyti. O kas nepaėgė, tai mes paaiškinsime. Vienu žodžiu, aš gal biškį dadurčiau, kad kodėl, pavyzdžiui, mes čia esame. Nes, pavyzdžiui, pas mūsų buvo padarytas kratas, ne? Taip sakosi. Ir buvo padarytas kratas ne tik pas mūsų, bet dar ir pas kitų žmonių. Turbūt žmonės yra girdėję puikiai visus susreikalus toj melasklaidoj, kuri dirba, aišku, ne Lietuvoje vakaram, mes pristatomi kaip tėvynės išdavikai, Rusijos agentai, aplamai narkomanai, nu, visokios aplamai nesąmonės. Lyg tai mes norim kėsinamės prieš konstituciją Lietuvos, nu, ir visokie kiti kaltinimai. Mes norėtum išnagrinėti tuos kaltimus ir ar iš tikrųjų mes čia kalti, o galbūt tie kaltinimai tinka tiem, kurie mus kaltina. Nu, labai teisingai. Galbūt. Prašom, Giedriau, gal jūs... Taip, iš tiesų proga, ko gero, yra neeilinė, nes čia susirinkom būtent apie tas pakalbėti tos dalykus, kurios prasidėjo, reiškia, 19 dieną. Nu, koks tai rytas, aš galvoju, kaip įvardinti tą kovo 19 rytą, nu, koks tai priespaudos, represijų rytas. Į 9 asmenų, reiškia, namus ten visi pradėjo verštis policijos operatyvinės grupės. Atsiprašau, gal išvardinsim, pas ką buvo kratas? Jo, būtinai galim išvardinti, tai yra... Nes man atrodo, čia mums slėptis nėra. Tai yra Olegas Titorenko, Žilvinas Razminas, Giedrius Grabauskas. Dar reikėtų pasakyti, reiškia, Šilutė, Šiauliai, Kaunas, Vilnius. Vilnius, taip. Reiškia, taip, 3, 4 Vaidas Lekstutis, tada Milda Bartašiūnaitė, Kazimieras Juraitis, Jaras Valkėnas, Kristuperis Voiška ir, kiek žinau, spaustuvės direktorius, kuris spausdino legalią literatūrą, kurioje iš tiesų buvo, nu, kiek žinau, nieko blogo, buvo kvietimai jungtis į pilietinės grupės, reiškia, pasisakyti savo nuomonę konkrečią apie NATO, kad NATO mums nereikia, kad iš tiesų mes norim taikos, mes norim stabilumo ir jokių karų nenorime. Tai yra tie, kurie pasisakė už taiką ir tie buvom staigiai, reiškia, represuojami. Dabar toliau, aš tiesiog norėjau, kaip sako, nu, porą tokių detalių paminėti įdomių, kas iš tikrųjų būtų daugeliu piliečių iš tikrųjų Lietuvoje nauja. Pas mane, pavyzdžiui, be abejo, kratą darė ilgai ten, jie, taip sakant, ilgai vartė viską, bet ką jie išnešė? Išnešė apart kompiuterių, telefonų ir viso kito. Išnešė labai daug knygų, sakysim, išnešė laikraščių. Ką tai rodo? O kokie čia tada laikai, kad čia carizmo priespauda kokia, ar čia gestapo laikai? Knygos nešamas, man paskambino pažįstamas žmogus. Atsiprašau, ar tos knygos yra uždrautos? Ne. Iš kur jūs? Iš parduotuvės pirktos? Legalios knygos, arba jos pirktos parduotuvėje, arba dovanotos.
Antra vis tiek visos pirktų knygos yra iš parduotuvės. Parduotuvėse yra. Jeigu jos yra parduotuvėse, tai jos negali būti uždraustos. Nes čia yra absurdas. Taip. Tai va tame dalykas. Ir aš sakau, va, tai iki ko Lietuva, tai aš galvoju, nu tai čia kokia tai inkvizicija. Dabar aš galvoju, va štai ir Žilvinas, ir man, ir kai kuriem, tai kitiems, žinau, teko būti, sakant, saugotą parlamentą, kitiems galbūt stambių mastų, kurie vyresni, man žinoma. Jūs turite omeny 21 metus? Jo, man žinoma, ten nedidelių mastų, nuvykti keletą mėnesių, kartais pabūti išorėje, pabudėti su tėvu ir su kitais žmonėm. Man jau tada buvo tik nesenai su 18 metų, tai aš galvoju, ką mes pasiekėm. Atsiprašau, tai Žilvinas, man atrodo, jis labai aktyvus. Taip, Žilvinas yra, kadangi vyresnis, tai tada labai aktyviai dalyvavo. Grinai stengiasi, kovojo, tikėjo Lietuvos nepriklausomybę, ką aš žinau. Kaip reiškiasi. Tai papasakok, Žilvinai, kaip čia viskas. Pradėjom nuo Lietuvos laisvės lygos, jeigu prisimenat gerai, reiškia, čia vat yra prieštaringos akcijos, reiškia, esu vienas iš autorių ir pradininkas karinių bilietų grąžinimo ir netarnavimo sovietiniai kariuomeniai. Tai va čia vienas dalykas buvo, toliau reiškia ir pavyzdžiui. Atsiprašau, kas turėsi, o dabar jūs Kremliaus agentų. Dabar paminklų sprogdinimas sovietinių reiškia tų pat paminklų, kurie vieniems patinka, kad mes tai padarėm, kitiems nepatinka, bet čia atskiras klausimas. Jau čia atskiras klausimas. Čia mes nesakom, kad čia gerai ar kaip, bet vat... Apie tai reikės gal atskirą laidą padaryti, kada reiškia galėsi pasikalbėti. Toliau reiškia kas, reiškia Šaulių sąjungos atkūrimas, tai vat kuriau 7 Šiaulių Povilo Plechavičiaus rinktinė. Toliau savanoriai, toliau reiškia darbas kariuomenės reiškia kūrimas. Tai vat esu reiškia dabar tautos priešas. O galiu pasakyti, tie, kurie reiškia pirmieji kūrėm, reiškia, tai vat iš jų kai kurių reiškia mano kolegų reiškia nebėra gyvųjų tarpe, reiškia. Tokia kaip reiškia Rudausko, kaip Kuršo, kurie reiškia, kaip aš manau, kad reiškia nužudyti. Dėl ko jie buvo nužudyti? Todėl, kad reiškia turėjo kitokią nuomonę, reiškia ir mėgino pakeisti. Pakaunės tai įvykiai, kurie vat buvo, aš pats vat reiškia mėginau ten dalyvauti ir pasukti, reiškia tos įvykius kitą linkmę, negu ką buvo, reiškia oficialūs pareigūnai. Aš ten manau, kad reiškia surišta su Landsbergiu ir su reiškia tiek Brazausko, tiek Landsbergio ten reiškia. Atsiprašau, jūs skaitot, kad čia Brazauskas, Landsbergis dirbo savo nuožiūrą ar buvo įsakymai jam duodami iš kažkur? Sunku pasakyti, reiškia, aš manau, kad reiškia tie visi įsakymai buvo duodami nuo pat pradžių, nuo 90 metų, kai prasidėjo privatizacija, o privatizacija, reiškia, buvo vykdoma už Tarptautinio valiutos fondo, reiškia, Pasaulio banko bei reiškia, Sorošo fondo lėšas ir tai buvo visas turtas privatizuotas, reiškia, nes mūsų vietiniai tie komunistai to pinigų ne per daugiausiai turėjo, buvo reikalingas kapitalas už ką privatizuoti. Tai vat privatizuota buvo už Amerikos pinigus. Tai kas dabar yra šeimininkai? Kas dabar? Tai faktiškai gaunasi taip, kad tada mus apgavo, nes žmonės tikėjo, kad vadinasi, čia bus tikrai Lietuvos laisvė, nepriklausomybė, a iš tikrųjų čia viskas buvo, mes buvom apgauti, surežisuota taip, kad tikrus patriotus, aš taip supratau, pašalinti, ne, iš Lietuvos valdymo, aš taip suprantu, ne? Ne tik tai, reiškia, iš Lietuvos valdymo, bet ir kariuomenė tas pats, savanoriai, jeigu paimti, reiškia, buvo ten atestacijos, per atestacijos, buvo jau amerikonai atsiuntė, reiškia, 100 klausimų, į kuriuos reikia atsakyti ir kurie žmonės valdomi, kurie pasidavė, reiškia, valdomi, o ne valdymui pasidavė, reiškia, o nebuvo savarankiški ir turėjo, kurie savo nuomonę, tai šitie buvo pašalinti, reiškia, o tie, kurie, reiškia, bandė kažką tai daryti, ir matyt nužudyti. Aš taip manau. Taip galvoju, reiškia, nes įrodymų tokių neturiu, negaliu pasakyti. Nu, supratau. Tai vienu žodžiu, jūs vienu žodžiu matyt, kad ta visa, kaip sakosi, neva spontaniška žmonių kova už laisvę buvo vadovaujami iš vakarų, iš Amerikos. Sunku pasakyti, tokių įrodymų aš neturiu, bet galim daryti prielaidas. Bet galim daryti prielaidas, nes, kaip mes matom, dabar mes esam grynai Amerikos kolonija, taip sakys. Nu, aš taip suprantu. Ne tik tai mes, visą Europą. Nuo 48 metų, reiškia, kaip mūsų išvadavo, reiškia, amerikonai nuo fašistinių vokiečių, reiškia, Trečiojo reicho. Taip ir pasiliko, reiškia, jie dabar, reiškia, ir vaduoja iki pačiol, reiškia, visą vakarų Europą. Dabar, kadangi mes ten patekome, tai automatiškai ir mes, reiškia. Palauk, suprantu, kas turite omeny, nes iki tų metų Europoje nebuvo amerikonų kariuomenės. O dabar buvo nepriklausomas valstybės, reiškia. Nuo 48 metų, reiškia, vokiečiam pralošus karą, reiškia, vakarų, tai yra ne Vokietija, tame tarpe ir vakarų Vokietija, ir visas, reiškia, vakarų Europą, reiškia, atiteko amerikonams, kurie dabar iki šiol yra šeimininkai. Europos Sąjunga, kurie yra kurta, tai yra tik tai satelitas vykdantis štai Amerikos, reiškia, interesus. Ir pasaulinio banko, vadinkime, reiškia, ar Wall Streeto, reiškia, interesus, šitai galime įvardinti. Tai gaunasi, kad mes Lietuva esam
priklausom Europos Sąjungai, o Europos Sąjunga priklauso Amerikai. Tai faktiškai mes esam kolonijos kolonija, taip išeina. Labai teisingai. Nu, labai panašiai. Žinot, aš toj vietoj labai norėjau įsiterpti, kadangi reikia, kaip sakyti, praktiškai apie tas kratas pakalbėti. Bet aš turiu protokolą prie savęs, kokius, ką čia išėmė, ką čia tokio pavojingo rado, kokius stebuklus, gal kokias katiušas mūsų Rusijose. Taip galiu pasakyti, va štai telefonas mano, jo numeris įrašytas, žmonos telefonas, dabar toliau. Kur tie pavojingieji daiktai? Va štai. Reiškia, paimamas plasmasinis dėklas, ant kurio matomas užrašas 7 metai Liepojos pleneras, dailės pleneras. Tai supakuojama ir įdedama į plastikinį paketą. Tada paimamas plastikinis paketas, kuriame yra laikraštis 2013 m. rugpjūčio 9 viesti rusiškas užrašas ir 13 A4 formato popieriaus lapų suspausdintų tekstų apie politiką. Viskas sudedama į paketą kambaryje ir padedama ant kėdės. Tada prie komodos yra spintelė, ant kurios uždėti 2 televizoriai. Spintelė yra daug laikraščių, bei A4 formato popieriaus lapų suspausdintinių tekstų. Iš minėtos spintelės paimama įvairių laikraščių sąsvinių, rankraštinių užrašų A4 formato lapų suspausdintiniais tekstais keliomis kalbomis, reklaminių bukletų, visi daiktai dedami į kartoninę dėžę. Nu, kol kas tam kartui užtenka, bet galiu pasakyti, iki ko mes dasigyvenom, reiškia. Aš pats tikrai galiu pasakyti, prisimenu 88-9 metus, ėjau ten trispalvę, labai džiaugiausi ten. Atsiprašau, visų, kad būtų žiūrovom mūsų aiškiau, tai iš jūsų paėmė ką? Knygas? Knygas, laikraščius, žurnalus, kompiuterius, 6 telefonus, ten kasetės. Tiesa, čia galbūt vis tik vienu sakiniu. Paimamos kasetės su užrašas Jumanji, ančiukų istorijos, didysis bosas. Nu tai čia reiškia yra priešai tie filmai, tai priešiški filmai. Tai dabar aš nežinau, aš galvoju, tai jeigu toks blogas, aš galvoju, kad mes galim visi ko gero to pasakyti. Paimkite tas mūsų knygas, nuneškite Vilnių į centrinę aikštę ir sudeginkite ir mus galbūt dar ant viršaus ir sakykite, kad atkuriam inkviziciją. Ir tai matyt bus, nu kaip pasakyti, koks tai viršūnė, koks tai dabartinės tos kabutėse demokratijos gėris. Aš manau, kad artimiausiu metu tas ko gero ir bus. Nu, pas mane, pavyzdžiui, taip pat, nes pas mane nėra nei kompiuterio namuose, nei kitų elektroninių priemonių, tarp kitko, aš nežinau, tyčia ar netyčia, pas mane po kartos aš radau tarp savo daiktų pamestą lapuką, kuriuose buvo nurodomos knygos ir autoriai, kurios matomai ieškojo, nes pavyzdžiui, iš mane buvo išimtos iš to sąrašo 2 knygos Mертвая вода, negyvasis vanduo, visuomenės saugumo koncepcijos ir dar viena visuоменės saugumo koncepcija, knyga Будущее России, Путь к жизни здоровью человечества, доброй воли. Tai galim pasakyti, kad kelias žmonijos, kelias, vedantis prie žmonijos geros valios. Matot, labai pavojinga knyga, kaip sakysi. Pavojinga. Prieš alkoholį, prieš narkotikus, kur yra, tai yra pavojus, reiškia. Tai yra pavojus. Nu, tai čia, žinokit, Daleso doktrina yra pasakyta. Skatinkite alkoholizmą, narkomaniją, ludomaniją, reiškia, lošimų maniją, tai bus gerai. O jeigu kas prieš tokius dalykus, prieš nuosmukį, tai yra prieš. Tai palaukit. Vertybės, reiškia, palaukit, jūs užminit, draugai, Daleso doktrina. Tai čia Daleso doktrina sugalvota amerikonų. 48 metais. Kaip mūsų pavergti. Bet aš turiu plačią prasme, ne tik mūsų lietuvius, bet čia lietuvius, rusus, lenkus ir kitus. Ir kitus, visus žmonės, tai faktiškai. Palaukit, tai toj doktrinai sakoma, kaip jie mūsų pavergs, ne? Taip. Kad mes skatinsime žmonių įsigimimą. Tas būtent planas pavergimo. Dabar tiesa vieta, galbūt man būtų labai norėtųsi paklausti mūsų kolegos, pirmininko šito žmogaus teisių gynimo sąjungos, Donato Šulco, kaip jis vertina, praktiškai jau susipažinęs, kas per kratos, viską medžiagą turėjom. Kas čia per dalykai, kaip tai pavadinti, kas čia kažkokia tai linksminimais jų, ar čia politinės represijos, ar čia iš vis gal kasdienybė jau tops, reiškia, knygų išėmimai, ten kažkokie grasinimai. Aš kaip visuomenininkas paskutiniu laiku pradedu pastebėti, kad kuo toliau, tuo daugiau yra puolama ir ypatingai šiandien vakar apie tas kratas, kaip jau žmonės ruošiami. O tos kratos mano kaip požiūrių į žmogaus teisių, tai yra akivaizdžiai
pažeistos visos procesinės teisės. Tai yra kratos darytos, kiek dabar suprantu ir matau jau tikrai, kratos darytos be atitinkamo teismo nutarimo, nutarties. Teismas jokios nutarties praktiškai nepriėmęs yra, nes jum nebuvo niekur parodyta niekam. Ir kaip šnekėjom, taip. Ir kiek suprantu, šitie nutarimai priimti nutarimo vien prokuroro prašymo tik tai pagrindu. Kadangi pagal tai, kad byla yra iškelta dėl antikonstitucinių grupių kūrimo, yra iškelta, gal sakyčiau, vasario mėnesį. Sausio 15. Sausio 15, bet perduota Klaipėdos prokuratūrai. Taip, vasario 20 ar 19 perduota. Kratos darytos tik po mėnesio. Po mėnesio kratos, tai vadinasi, laiko buvo pasiruošta, tai vadinasi, pradėtas tyrimas pagal užsakymą. Taip. Ir kratos vykdytos buvo tam, kad surasti kažką, kad prie jūsų prisikabinti. Tai čia yra esminiai baudžiamo proceso pažeidimai, tai yra esminiai žmogaus teisių pažeidimai. Vadinasi, vėl įsigalėjo kaip Stalino laikais, paskutiniais metais, kaip Brežnevo buvo, ypatinga Andropovo laikais, taigi aš kaip vyresnis galbūt žmogus, tai tikrai prisimenu, kokie buvo spaudimai, ypatingai po Brežnevo mirties, kada Andropovas, Černienka dar kažkiek tai mažiau mokytojas, Andropovas, kai buvo, tai Andropovo tais laikais, tai praktiškai tai ir yra. Bet kokia nuomonės, bet koks nuomonės pasireiškimas ir buvo pradėta persekioti. Ir dar norėčiau pabrėžti vis dėlto, kad dabar paskutinių dienų, jeigu jūs vakarykščių, tai yra kovo 30 dienos pasisakymas mūsų VSD vado ir Paulausko, mūsų saugumo komiteto pirmininko. Taigi aiškiai matosi, kad yra dedama skraistė tam, kad legalizuoti tuos jau jūs, ir aš tame tarpe žinoma, įvardinamas esate kaip konkretus veikėjai prieš valdžią. Prieš tą struktūrą, galbūt... Prieš klonus. Aš dabar gal norėčiau, žinokit, įsiterpti tame reikalas, kad žiūrėkit, dabar pažiūrėm, kokie mums kaltinimai, ne, ir dabar pažiūrėsim, panagrinėsim. Kaltinimai, kaip jūs sakėt, antikonstitucinių grupių kūrimo, ne? Taip, 121 straipsnis. Bet žiūrėkit... Antivalstybinė veikla. Antivalstybinė veikla, bet žiūrėkit, jeigu pažiūrėsim į tą klausimą, kad skaitusi, kad mes prieš konstituciją, bet pažiūrėkit į mūsų pagrindinės tezės, mes kaip tik kovojam už ką? Ginam konstituciją. Žilvinai. Čia jau paradoksas gaunasi. Čia matot, kokie dalykai yra. Kad mes kaip tik tai esame, čia kreipkite dėmesį, vieninteliai, kurie Lietuvoje šiuo momentu, reiškia, kovojame už Lietuvos konstitucijos išsaugojimą, reiškia, ir vadovaujamės tik tai konstitucija, reiškia, ir Lietuvos įstatymais. O pažeidėjai konstitucijos, reiškia, ir pačios valstybės naikintojai, ir tautos genocido vykdytojai yra ne kas kita, reiškia, kurie, reiškia, sėdi Seime, vyriausybė ir prezidentūra. Štai pagrindiniai nusikaltėliai, kurių veikla nukreipta prieš Lietuvos, reiškia, nepriklausomybę ir prieš pačią tautą. Ir kurie vykdo, reiškia, ir gauna pinigus už tai, reiškia, iš Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų tarptautinių, reiškia, organizacijų. Vat jie, pagrindiniai tie, kurie, reiškia, sunaikino mūsų valstybę. Ne rusai polai. Mes rusais, reiškia, ne su rusais, bet, reiškia, su Sovietų sąjungos, reiškia, okupacija pabaigėm 90 metais. 91 metais sausio įvykiai buvo, kur mes, kartu su Giedriu, reiškia, sausio įvykiuose dalyvavom ir gynėm parlamentą. O tie, kurie dabar sėdi valdžioje, šitie kartu su okupantais, reiškia, naujais, kurie dabar vieni, reiškia, sėdi Briuselį, kiti Vašingtonė yra. Ir prisiminkite, 2003 metai kas buvo, reiškia, tai buvo neteisėtas, reiškia, suklastotas referendumas įstojimui į Europos Sąjungą. Tai buvo milteliai, tai buvo alus, tai buvo šokoladas, reiškia, tam, kad papirkti. Tai buvo viešas, reiškia, visuotinis tautos papirkinėjimas, reiškia, prokuratūra, žiniasklaida, akis užmerkė, pašiol tyli dėl šitų visų dalykų. O dabar 14 metais, reiškia, nuo gegužės mėnesio, reiškia, įvesta jau yra faktinė okupacija, nebe juridinė okupacija, kuri įvyko, reiškia, įstojęs mums į Europos Sąjungą, kuomet, reiškia, mūsų įstatymai tapo antraeiliais, reiškia, konstitucija. Tai vienu žodžiu, Briuselio įstatymai tapo viršesni už Lietuvos. Už Lietuvos konstituciją, reiškia, o konstitucija... Tai palaukit, tai čia juokingai, tai
Tai kokia čia nepriklausomybė, jeigu mūsų įstatymai žemesni už Briuselį, tai čia yra absurdas. Viskas, tai yra juridinė okupacija, reiškia. O jau kada tankai įrėdėjo, reiškia, ir NATO, reiškia, lėktuvai čia Lietuvoje, viskas, tai yra jau faktinė okupacija. Taip pat, reiškia, kariuomenė, kuri turėtų ginti mūsų interesus, vietoj to, kad, reiškia, būtų iššovusi nors vieną šūvį, antrą kartą istorijoje gėtingai, reiškia, pasidavė, reiškia, ir ne tik tai, kad pasidavė, bet ėmė tarnauti, reiškia, aklai, reiškia. Ir užveis, reiškia, čia NATO bazės, kurie, reiškia, jų pagrindinis tikslas yra, reiškia, ne tik tai užvaldyti, reiškia, okupuoti ir pavergti mus kaip lietuvis, bet pavergti visą Europą, reiškia, pavergti visą žmoniją, o ir netgi atvirai dabar jie kalba, kad reikia iš 7 milijardų žemės gyventojų palikti tik 1 milijardą, kurį jie valys, reiškia, jiems batus. Tik tai 1 milijardą. Apie tai jie aiškiai kalba. Džonas Holdranas savo knygoje apie tai, reiškia, tos metodus jie aprašo, kaip naikinti, kaip, reiškia, sterilizuoti tautas, reiškia, kaip jas valdyti ir, reiškia, iš vis nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tai tokia nepriklausomybė. Tai faktiškai NATO gaunasi kaip tik tų imperialistų, tų globalistų, tos, kaip sakosi, tos tarptautinės mafijos įrankis faktiškai. Tai yra pasaulinis teroristas. Jo, į čia NATO jų kariuomenė faktiškai tai gaunasi. Bet žiūrėkit, ir kaip tik tai kada mums užduodu klausimas, kodėl jūs, pavyzdžiui, man asmeniškai, kodėl jūs darot piketus mitingus prieš NATO? Aš sakau, nes mes kaip tik elgimės palei konstituciją, nes palei konstituciją Lietuvos teritorija negali būti svetima kariuomenė, teisingai. Visiškai teisingai. Tai reiškia kas? Tai iš to daroma iš karto. Jau pats ir įrodo, reiškia, ir jie patys įrodo, reiškia. Jeigu, reiškia, parašyta konstitucija, kad, reiškia, ne tik tai, kad lietuvis kiekvienas, reiškia, gali, bet privalo ginti savo, reiškia, nepriklausomybę ir savo valstybę. Jeigu užpuola, reiškia, svetima kariuomenė, reiškia, ateina čia koks svetimas batas, reiškia, tai privalo ginti, reiškia. Ir, reiškia, ne tik tai, kad ginti, bet mes turim, reiškia, vadovautis tą konstituciją, reiškia, kaip laisvi piliečiai, reiškia, ir būti, reiškia, tos savo, reiškia, tautos, savo valstybės, reiškia, gynėjais. O dabar gaunasi taip, kad, reiškia, mes, kurie pasisakom už tai, kad turim ginti, o mūsų vyriausybė, reiškia, su policija ir su spectarnybomis, reiškia, mums daro kratas, reiškia, perskėjo už tai, kad mes, reiškia, pasakom, kad mes norim būti nepriklausomi, mes norim laisvai gyventi, be rytų ir be vakarų, reiškia, kišimusi. Štai kur yra koks dalykas. Ir mums dabar ką sako, reiškia, jūs turite, reiškia, gyventi pagal Amerikos, reiškia, nurodymus. Pagal Vašingtono, pagal Briuselio, reiškia, šitų iškrypėlių nurodymus. Mes nenorime nei Briuselio, nei Vašingtono. Mes norim gyventi nepriklausomai Lietuvoje. Bet žiūrėkit, čia vėl neprieštarauja konstitucijai, nes, pavyzdžiui, suverenę galią turi tauta, ne? Nu taip. Nu, tai kaip, nu tai... Bet įstojus į Europos Sąjungą, viršesni tampa Briuselio įstatymai. Europos Sąjungos, o jau NATO tai net slaptieji nurodymai. Aš, pavyzdžiui, aplamai žiūriu, aš kartais tai pagalvoju, gal čia kokiam kaip sapne randamės. Ir dabar pagalvoju, tikrai už tą laisvę Lietuvos dabar žiūriu ir per tą, ypač per tą pusmetį nuo spalio pradžios, kiek prisimenu. Mano atžvilgiu ir kitų, kiek žinau, spaudimas ten. Ir tie dalykai, ir įvairūs dalykai, grasinimai, ten susidoroti, ten sugriauti šeimą, ten kažką tai daryti, reiškia, aš iš vis dabar, pavyzdžiui, pagalvoju, jeigu mes į tas kratas žiūrim, turim vieną svarbų aspektą paliesti. Juk palėtė ne tik mūsų šeimų narius, išimta iš žmonų, kartais iš motinų, kiek žinau, iš vaikų, iš uošvienių ir uošvių. Vargšai žmonės pergyvena asmeniškai, kiek žinau, iš 3 žmonių iš šito 9 atjungia išeidami. Atsiprašau, ne 9, daugiau. A dar Kristina Panavičiūtė. Taip, labai teisingai. Ar Šustauskas Vytautas. Kadangi va čia reikia dar papildyti. Praėjus kuriam laikui, po 5 parų vykdyta krata pas Panavičiūtę, Kristina, žurnalistė, teisininkė, Kaune gyvenančia. Ir po to dar, jau berods dar sekančią dieną, pas Vytautą Šustauską. Žinoma, mūsų politinį veikėją, buvusi Kauno merą. Ir reiškia, koks yra spaudimas. Dabar, kaip, Panavičiūtė be abejo žinom, jį ten dalyvauja politinėje veikloje, rašo straipsnius gerus, ten kartais akcijas nueina, nepatinka tas. Šustauskas, kiek ypač savo laiku buvo aktyvus, pasisakė konkrečiai, jis, tarp kitko, vienas iš 4 Seimo narių, kur buvo tik 4, tai yra Šustauskas, Klumbys, Pronskus ir Veselka, kurie balsavo prieš NATO Seime. Tai vėlgi dėsninga, kiek žinau, Klumbys savo laiku irgi buvo bandomas išstumti iš politikos, galų galia iš tikrųjų žmogus šiek tiek ir nustumtas yra į pašalę. Veselka, kaip žinom, miręs. Na, Pronskus kiek... ir Šustauskui irgi tuo atveju persekiojo. Jo, dar norėčiau pasakyti, taip pat mums duoda kaltinimus, kad mes taip pat prieš Europos Sąjungą. Tai palaukit. O tai jau čia negalima išsakyti prieš Europos Sąjungą dalyvavimą. Palaukit, bet čia prieštarauja tiem patiem demokratijos
Įstatam. Tai, nes, pavyzdžiui, žiūrėkit, dar įdomus dalykus. Kas vyko Ukrainoje? Tie banditai, galvažudžiai, kurie degino žmonės Odesai, kur degino tos padangos Kyjeve, degino miliciją Berkutą Kyjeve, jie skaitosi didvyriai. O mes... Tai jeigu piliečiai. Mes aplamai jokius prieš smurtą, prieš viską, mes kažkodėl esam kažkokie priešai, suprantate. Ir dar mes turim pasakyti, mėlyjei, dar klausimą, kodėl mes kažką darom. Nes pažiūrėkit, kas darosi Lietuvoje. Realiai padėtis. Ekonomika sugriauta. Žemės ūkis sugriautas. Žmonės išvaromi iš Lietuvos į vakarus. 1,5 milijono mažiausiai. 1,5 milijono mažiausiai. Pas mūsų Kintuose, kur aš gyvenu, šiemet gimė tik 2 naujagimiai. Tais baisiais tarybiniais laikais, okupacijos laikais gimdavo į metus vidutiniškai 90 vaikų. Tai vadinasi, gimstamumas pas mūsų sumažėjo Kintų apylinkiai. Čia rusai viską daro. A jo rusai kalti. 405 sykis sumažėjo. Rusai kalti. Putinas. Arba mes čia 5 žmonės ar 9. Nu, mėlyje, jokingai. O dėl to mes visą tai darom. Mes negalim ramiai į visą tą žiūrėti ir likti abejingiais. Nes čia yra gyvybės ir mirties klausimas Lietuvai. Nu, tai ant to mes... Patys dabar pažiūrėkit tokį dalyką, reiškia. Dabar kiek jūs uždirbat, reiškia. Didesnė dalis Lietuvoje gaunate minimumą. O vakaruose, reiškia, minimumas tai yra 1000 eurų. Taip. Kiek jūs gaunate? Arba dar daugiau. Kiek jūs gaunate? Gaunate tą minimumą. Jūs netgi profsąjungos nedrįsta prašyti minimumo. Jūs esat vergai. Kas jūs padarė? Rusai padarė, reiškia. Sovietai, kas jūs tokius padarė, reiškia. Tai padarė, reiškia, ne rusai, ne sovietai, ne Putinas. Jiems yra dzimtas visas dalykas. Pagrindinis dalykas yra, kas jūs tokiais padarė. Tai padarė šitą sistemą vietiniai nusikaltėliai, kolaborantai, kurie, reiškia, tarnauja okupantams. Ir tiesioginiai jūsų, reiškia, šeimininkai. Tai reiškia Europos Sąjunga ir Vašingtonas. Štai kas yra. Norit gerai gyventi, vat ateikit pas mus, reiškia. Rašykitės ir kartu kovokim su tais nusikaltėliais, kurie, vat, reiškia, išnaudoja, kur geria mūsų kraują, reiškia, ir prakaitą. Turim nusikratytais priešais. O dabar, reiškia, tie, kurie mėginat dalyvauti profsąjungo veikloje, profsąjungos yra visos nupirtas, sėdė darbdavių kišenį. O tie žmonės, kurie, reiškia, va, kaip mes kviečiam jūs į kovą, reiškia, tam, kad įsikovotos atlyginimus, reiškia, esame persekiojami. O kodėl? O todėl, kad jie, reiškia, yra prisimogę šiandieną. Apvogė mūsų tėvus, reiškia, mūsų turtą Lietuvą apvogė, jiems šito maža, jie šiandieną veržėsi į Ukrainą, kad, reiškia, ukrainiečius apvogti, reiškia, užimti šitas ukrainiečių teritorijas. Ar leisime šitą daryti? Leisim, kad mūsų vaikus išžudytų. Jų tikslas yra, reiškia, išžudyti, išnaikinti, palikti kelis vergus, kurie tarnaus jiems. Tai gana, reiškia, tarnauti svetimiems. Patys pradėkim kurti savo Lietuvą, reiškia, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, reiškia, visos tautos, kurie čia gyvenam draugiškai, sugyvent, reiškia, ir kurti naują tą Lietuvą. Nebegyvenkit tos pokario bunkeriuose, reiškia, vieni už partizanus, kitus prieš, reiškia. Ne apie tai kalbėti. Šiandieną yra okupantas amerikonas ir reikia atsikratyti šito okupanto. Atkurkim nepriklausomą Lietuvą ir šiandien puikiai proga vat yra šitą padaryti. Taip padarykim, reiškia. Atkursim, reiškia, ir tada nuspręsim, kokiu keliu, reiškia, pasukti, reiškia, kaip mums gyventi, kokią santvarką. Mes tai žinom, kokią, reiškia, tautinį socializmą mes siūlom. O ką jūs, reiškia, siūlot? Ar pritarėt ar nepritarėt? Patys galvokit. Nu tai tada... Ties tą vietą trumpai norėjau pasakyti porą sakinių. Dabar galbūt mus kvies, kas tai sakys ardomoji veikla. Nu ką mes galim nebent pasakyti, kaip sakyti, su šypsena. Nu, ardom gal kažkur tai naktimis jo pastatą kokį, nedaugiau. Aš galvoju, ką tai reiškia ardomoji veikla. Mes Lietuvą gal sugriovėm. Ar jie nedėjo su šitais cirkas iki absurdo? Taikus piliečiai, kur visus žinau, nei jie degina, nei šaudo. Taip kad, nu, aš nežinau, jie matomai ar nori čia, kaip sakyti, kažkoks tai sukeliamas cirkas, žinoma, toks propagandinis šou, kur visi normalūs piliečiai supranta, kad taikius piliečius bandyti apšaukti kažkokiais tai ardytojais ir visą kitą, nu, yra absurdo nebent dėsnį, absurdo ir komedijos dėsnį. Nu, faktiškai tie, kurie sugriovė Lietuvą, dabar kaltina tam sugriovė mus ir Rusiją. Nu, Rusija, Putiną, ten dar ką nors. Ir mus dar kažkaip. Jo, gal Lukašenka, gal dar ką nors. Tai jau tiek, dėkui. Šiandien šiam sykiui viso geriausio. Iki. Viso gero. Nesuprantu, laida. Jo, teisingai. Reikės biškai išmėginti. Žinai, kad žmonės žiūrėjo, mano. Jo.